Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime apie dirbtinę reklamą arba fake reklamą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad fake reklama yra labai išgludinta ir tolygiai viskas yra padaryta be jokių ten kažkokių natūralumų ir panašiai. Reklamoje pirmas įspūdis yra labai svarbus. Bet reikėtų atsižvelgti į tai, kad kiekvienos reklamos, kurios rodo televizija, kitos socialinės medijos ir panašiai, yra labai išgludintos. Tai reiškia, kad išgludinta reklama žmonėms yra labai pabostanti ir jie pripranta prie tos reklamos. Tai reiškia, kad smegenys jau yra įpratusi prie įprastos reklamos. Ką daro skirtingi marketologai, tai daro visai kitokias reklamas neįprastai. Neįprasta reklama yra ta, kuri nėra išgludinta, yra autentiška ir jie, kaip sakoma, galima mėgautis natūralumu. O visas kitos reklamos yra labai nugludintos, labai gražiai pateiktos ir panašiai. Aš jums siūlyčiau, kaip verslo kalvis Mindaugas, padaryti kuo natūralesnę reklamą, tai bus ir jums patogiau, ir jūsų klientui patogiau, ir apskritai visiems bus patogiau, kad žinosite, kad produktas nėra tobulai padarytas, nes viskas šiame pasaulyje nėra tobula. Kaip svarbu yra reklamos emocija. Reklamos emocija nugludintame paveiksliuke arba nugludintoje reklamoje yra tiesiog neemocinga. Emocijos mes mėgstame reikšti tiesiog prie žmonių arba kitose vakarėliuose arba visai kitose aplinkose. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną mes turime savo mintyse tam tikras emocijas ir mes jas reiškime į aplinką. Tai reiškia, jeigu emocija yra labai stipri, tai žmogus susidomės jūsų reklama. Pavyzdžiui, tarkime, reklama yra labai ta prasme nugludinta, žmogus mato paveiksliukus, mandarinus labai tobulus, nueina parduotuvę ir mato, kad jie nėra tobuli. Automatiškai jis tos prekės ims ir nepirks. Jisai pasinaudos kitą prekę. O šios tariant. Tai reiškia, kad jeigu reklamą matys nenugludinta, žmogus ims ir nupirks produktą toksai, koksai jisai ir yra. Visi žmonės susiję tomis prekėmis, kurios yra perteiktos emocijų. Emocijų perteiktos prekės yra labai naudingas jūsų protui, kūnui ir sielai. Tai reiškia, jeigu jūs pagaunate emociją, jūs to produktą nupirkite. Jeigu tos emocijas nepagaunate, jūs nenupirkite. Mus įtakoja visa aplinka, kuris supa ir sups dar daugybę metų. Tai reiškia, jeigu jūs turite emocijas, jūs jomis vadovaujatės, jūs perkate arba neperkate tą produktą. Viskas yra labai paprasta. Kuo reklama yra paprastesnė, gyvesnė, aiškesnė, tuo jūs labiau nupirksite tą produktą. Bet ta reklama turi būti gyva ir autentiška, o nenugludinta. Kai jau praėjome šios visus punktus, žmogus daro veiksmą. Vieną ar kitą, nuėjęs į parduotuvę fizinę, nuėjęs į elektroninį šopą, nuėjęs kažkur kitur. Tai reiškia, jeigu jūsų reklama yra autentiška, gyva, paprasta, unikali, o nenugludinta, tas žmogus atliks tam tikrą veiksmą. Jisai ją paspaus nuorodą, paspaus ant jūsų krepšelio, įsidės į tą krepšelį arba atliks kitą kokį nors veiksmą. Tai reiškia, žmogus atlieka veiksmą po tam tikro veiksmo, kai jūsų reklama yra paskelbta. Jeigu jinai yra labai nugludinta, žmogus gali netlikti šito veiksmo. Jeigu yra labai juokinga, šitą veiksmą atliks greičiau, įtaigiau, įtakingiau ir produktas jūsų bus nupirktas 100%. Ką reiškia nugludinta reklama? Nugludinta reklama tai kai yra spindinti visa išorė, o viduje yra labai blogas produktas. Tai jeigu jūs turite labai vidutinį produktą, tai jūs rodykite, kad turite vidutinį produktą, bet nerodykite, kad jūsų produktas labai spindi, ten labai įvairus ir gražus. Tai reiškia, jeigu tas žmogus nusipirks tą produktą, jisai pamatys, kad jisai nėra spindintis, jisai antrą kartą to produkto nepirks. Tai reiškia, kad jūs turite nurodyti tiem žmonėm autentišką turinį, savo prekės turinį. Šiame pasaulyje pradėjo vyrauti natūrali reklama. Tai reiškia, kad nereikia jokių nugludinimų, nereikia jokių tenais apžavų ir panašiai, kad jūsų reklama veiktų. Jums reikia būti naturalistais, rodyti tai, kas yra natūralu, tas, kas yra buitiška, nenugludinta ir niekas šiame pasaulyje nėra nugludinta ir tobula. Tad jeigu jūs domina mano paslaugos, prašoma skambinti man, verslo kalvis, sekti mano kanalą, žiūrėti mano video, aš teiksiu labai daug turinio apie verslą, apie marketingą, taip kaip aš jį suprantu, taip kaip supranta visas pasaulis, ir taip, ką reikia daryti ir taip, ko nereikia daryti. Prašome kreiptis į mane ir aš jums padėsiu su visa meile. Ačiū jums.